Vakaras tamsu, bet mes ruošiame savo naujai išvykai. Labas, draugai, ir sveiki sugrįžę į kanalą. Taigi vakar per lietų susikrovėm visus daiktus ir po truputį jau palikinėjom pakrantę ir judam į savo naują kelionę. Šiandien mes judėsim į Malagos kalnynus, į dar neatrastas vietas, į mažus miestelius, šiek tiek pahaikinti, pasivaikščioti ir tuo pačiu išbandyti naują Etrusko kemperį, su kuriuo mes dabar ir važiuojam. Pasižiūrėsim, kaip veikia traction sistemos, taip pat blokiruotė, išbandysim kemperio galimybės, turėsim gerą kelių dienų kelionę po kalnus. O važiuojant link kalnų, pirmas toks sustojimas ir gan netikėtas, nes mūsų kelią nuplovė upė. Štai čia turėjo būti pravažiavimas, tačiau dabar yra išsiveržusi upė, o kažkas upės vagoj paliko dar ir tokią staigmenėlę. Apdegęs automobilis. Šiaip ganėtinai keista matyti tokią išsiveržusią upę, nes vasarą čia tekę yra važiuoti su dviračiais ir buvo visiškai sausa, matėsi tik tai išdžiūvusi upės vaga. O dabar žiemos mėnesiais visas šis vanduo atgyja. Kažkas nepravažiavo, susinervino ir padegė savo automobilį, kad niekam neliktų. Ir viskas, paprasta. Pareinant nuo šios išsiveržusios upės, kemperis liko čia. Gan dėkinga vieta tuo, kad bent jau turėjom daug vietos, kur apsisukti. Ir nereikėjo atbulam miško takeliu važiuoti. Kartu vaikščiai ir mūsų šuo. Ir štai pažiūrėkit, koks purvinas dabar visas. Reiks kojas valyti būtinai. Išsibraidžioja visur tam po pelikynus. Gira ligeramente a la derecha hacia 4152. Va čia toks privažiavimas prie arėjos, nu taip siaurai pasižiūrėkit. Visiškai siaura. Nu kaip, Audriau, ar pavyko pravažiuoti? Itin jaudinančias siauras Ispanijos kalnų miestelių gatvelės. Pasiekėm kemperių aikštelę Alfarnatį ir štai čia yra tokie vartai. Dabar Virginija išėjo atidaryti vartus, viskas labai saugiai, tvarkingai, kad kemperių nieks neįlystų. Ir tokie vartai skirti tam, kad net važiuotų žmonės su paprastais automobiliais į šią aikštelę. Pagaliau atvažiavome į kemperių aikštelę. Su visomis paslaugomis yra elektra, vanduo, išsipilti, prisileisti vandens ir svarbiausia yra visiškai nemokama. Ir pasižiūrėkit, mes stovėsim po medžiais, beveik kaip kempinge. Yra keletas ir kemperių atvažiavę. Bičiuliai, visai nesenai įsigijau štai tokias rampas, pakišti po priekiniais ratais. Iš tikrųjų labai gelbėjo, būtent jas dabar ir naudosiu šiam kemperiui, kad šiek tiek pakeltume priekį ir turėtume lygų viduj būvį. Alfarnate nedidelis miestelis įsikūrė šiaurės rytų Malagos provincijos dalyje, tarp didelių kalnų, ir šio miestelio aukštis yra 880 metrų virš jūros lygio. Čia gyvena vos 1000 gyventojų. Tokie nedideli miesteliai padaro specialias kemperių zonas, kur galima atvykti, pasistatyti kemperį ir praleisti laiko. Taip tikimasi pritraukti kuo daugiau turizmo ir svečių atvykstančių į tokią atokią, tačiau nuostabią gamtos apsuptyje įsikūrusią vietą.
Tad dėl šios puikios aikštelės ir mes pasirinkom aplankyti šį miestelį, o tokia aikštelė, kur yra pasijungimas elektrai, yra tikrai gan retas dalykas. Tad dabar einu paieškoti tos vietos, kur yra elektra ir pasijungsime į kemperį, kad turėtume 220. Ilgai ieškoti nereikėjo, vos keli žingsniai nuo kemperio yra štai tokia spintelė su net 4 rozetėmis. Taigi prailgintuvas nutiestas, dabar beliko pasijungti nuo prailgintuvo specialų laidą, kuris yra pridedamas prie visų mūsų nuomojamų kemperių čia Malagoje ir turėsime viduje elektrą. Panašu, kad viskas gerai, visi prietaisai veikia, o tai parodo šiame skydelyje esanti žalia lemputė, kad jau kemperyje yra elektra. Tačiau vos pajungęs elektrą pastebėjau, kad čia kemperyje mirksi jau ir vandens lemputė, tai reiškia, kad mūsų gėlo vandens bakas yra tuščias, todėl sekantis žingsnis yra prisileisti pilną kemperį vandens. Na, vandens užpilimas tikrai irgi nesunkus čia darbas yra, nes prie kiekvieno kemperio stovi štai tokia vietelė specialiai su vandeniu. Lygiai taip pat ir su tualeto išpilimo kasetė yra dangtis ir prie kiekvieno kemperio yra speciali jam pritaikyta kanalizacija. Užsipyliau vandens, grįžtu, tai dabar mūsų rodikliai rodo puikiai, pilna vandens, kraunasi akumuliatoriai, na žodžiu, viskas, kas reikalinga yra šiam kemperiui, dabar pas mus jau veikia. Taip pat, bičiuliai, noriu paminėti, kad pilant į kemperį vandens, niekada nepamirštumėte išjungti vandens siurbliuko, kad neatsitiktų kažkoks trumpinimas ir nesudegtų jūsų siurbliukas. Kai vanduo jau užpiltas, vėl galima įsijungti siurbliuką ir juo naudotis. O kol tvarkiau mūsų gyvenimo visus buitinius ir kemperio priežiūros klausimus, Virginija per tą laiką paruošė mums skanius pietus. Virginija, ką mes šiandien valgysim pietums? Šiandien Virginijos virtuvėje yra makaronai su Briuselio kopūstais ir grybais. Skanaus, kas valgot, mes irgi varom pietauti. Taigi pavalgėm, bičiuliai, skanius pietus, liko tik tuščias lėkštės, tačiau kokie gražūs vaizdai yra šiandieną čia pros mus pro langus. Iš tikrųjų, atvažiavus į šią vietą, man teko rinktis ar stoti su vaizdu į gražius kalnus, miestelį, ar saulė šviestų į priekį. Tada daugiausia šyla kemperis natūraliai nuo saulės šviesos. Tačiau, kadangi lauke nėra labai šalta, čia yra apie 15 laipsnių šilumos dienos metu, pasirinkau stovėti su gražiu vaizdu, kurio tikrai negali turėti kasdieną. Na, o nekreipiant dėmesio į nuostabius kalnus, ši vieta kažkiek primena Lietuvą, mano gimtąją Ukmergę, nes čia auga būtent aukštosios pušys, tokios pat kaip ir Lietuvoje. Būtent šių pušų taip pat labai daug auga ir prie mano namų Pašilės mikrorajone. Sėdėm su Virginija štai ant tokių patogių lauko krėslų ir to pačiu galim šiek tiek pareklamuoti mūsų partnerį kemperių nuomos ir pardavimo iš Lietuvos, kemperiai 365. Tokius kemperius išsinuomoti bei įsigyti galima jau nebe tik Lietuvoje ar Latvijoje, bet ir čia, Ispanijoje, Malagos provincijai. Į kompaniją prisijungė ir šios kelionės kompanionė šuo vardu Bela. Nors ir kaip čia mums būtų gerai sėdėti, bet po truputėlį jau reikia ruoštis ir keliauti pažindinti su Alfarnatės miesteliu. Malagos provincijai jau metai laiko kaip yra didelė sausra. Vasaros metu buvo užsukti visi pajūrio dušai ir žmonės neturėjo kur nusiprausti išlipę iš jūros. Šiame miestelėje to visiškai nesijaučia. Ant kiekvieno kampo teka vanduo. Čia man už nugaros yra įrengtos lauko plovyklos indams, ar tai drabužiams, pilna basinėlių su vandeniu. Net sankryžoje stovi tokie kaip ir skulptūros, kur paspaudi ir gali taip pat atsigerti arba prisileisti vandens. Šiame miestelėje vandens tikrai netrūksta. Bevaikštant po šį miestelį pastebėjome, kad visas miestelis yra išsidėstęs palei upės vagą ir visas gyvenimas verda būtent čia.
prasėjom per miestelį, nu ir nieko čia labai daugiau nėra, apart tų visų šaltinėlių, to tokio centriuko mini, keletą aikštelių ir viskas. Tiesą pasakius, aš čia labai kažko ypatingo ir nesitikėjau, mane traukia labiausiai čia atvykti šį aikštelę, bei gamta ir kalnai. Kalbant apie gamtą, kaip tik dabar čia ir priėjom į tokią įdomią vietelę. Pieva, auga migdolai, dar kažkokie tai medžiai ir žydi labai gražios tokios violetiškai mėlynos gėlytės. Na, o čia prie vieno įvažiavimo į miestelį toks tiltelis. Baigėsi miestelis, baigėsi ir upelis. Na, toks gan keistas reiškinys. Bičiuliai, tai grįžome po miestelio turo ir aš sėdu prie kompo, kadangi turime elektrą, tai reikia naudotis tą progą. Yra susikaupę nemažai darbų, kažką išsiųst, kažką sumontuot. Virginija gamina arbatėlę, Sabaka ramiai sau miega ant mano striukės. Tiek šiam vakarui. Turbūt geriausia žinia iš šio miestelio pasivaikščiojimo tai, kad radau keletą žemėlapių, kur galima nueiti pahaikinti. Taip pat rytoj truputėlį papasakosiu daugiau apie šį kemperį, su kuriuo mes keliaujame šį kartą. Tai gero vakaro visiems ir pasimatysime rytoj. Labas rytas, bičiuliai, taigi Virginija jau gamina mums pusryčius, o aš skubu parodyti jums, koks nuostabus vaizdas yra per mūsų kemperio langą šį rytą. Tiesiog super, pagalvėlės atsikėliau šiandien ir žiūriu, taip nerealiai, kalnai, gamta, medis iš karto už lango, pušis tos mano minėtusis. Na, o be to, dar nuostabiau yra, kad per priekinį kemperio langą matosi visas Alfarnatės miestelis. O, tiesiog superinė vieta, tokių tikrai reta. O irgi sėdi šuniekas ant mano striukės, grožisi vaizdais per langą. Čia va dar turim porą kaimynų kemperiukų stovi. O šiandien, bičiuliai, rytui prie pusryčių gaminsiu gan tokį nestandartišką dalyką kemperyje, tai kavą iš kavos pupelių. Kadangi šiame parkinge turim elektrą, tai galėsim naudoti kavamolę ir sumalti šias espresso kremoso, beje labai skanias kavos pupeles. Beriu kavos pupeles tik tiek, kiek reikia 2 kavos puodeliams. Visiškai kaip namuose, jungiu kavamolę į rozetę. Ir galima atlikti malimo procedūrą. Taip, turim labai gerai sumaltą kavelę. Šiandien kavos virimui naudosiu štai tokį nerūdinčių plieno kavinuką. Į kavinuko apatinį indą įsipilu vandens. Naudojant tokio tipo kavinukus labai svarbu neperpilti šios ribos, kur yra ventilis. Gerai užsuku kavinuką ir dabar jau jį galima dėti ant mūsų kemperio dujinės viryklės. Taip pat, bičiuliai, prieš kažką verdant kemperiuose, pagal visas rekomendacijas reikia nepamiršti atidaryti stoglangį. Taigi šiek tiek pasimažinu liepsną ir laukiam, kol užvirs kavelė. Kava tikrai labai skaniai kvepia. Girdim konkuliavimą, tai jau reiškia, kad kavytė turėjo būti subėgusi viršų. Taip ir yra. Kavelė paruošta, garuoja ant stalo ir mes su Virginija gurkšnosime tokią gryną juodą kavą be jokių pagardų, nes tuomet ji išlieka sveikiausia ir žiūrėsime rytinį filmą. Po skanios kavelės paliekam kemperį čia saugiai mūsų parkavietėj ir varom šiek tiek prasivaikščioti į vieną iš kelių miestelėje padarytų žygio takų. Išeinam po truputėlį jau iš miestelio ir štai su tokiais gražiais vaizdais mūsų žygis prasideda. Pasirinkom 5,5 km tokią trasą. Čia šiek tiek po kažkokius miškus. Nu, pažiūrėsim, žodžiu, kažkur pasivaikščioti, nes reikia ir pajudėti, ir pažinti daugiau gamtos. Buvo galima lipti į vieną kalną, bet pažiūrėjau, tas kalnas gan toks niūrokas, nėra ten kažkokių labai ypatingai daug objektų, ką aplankyti, tai nutarėm tiesiog eiti šitą ratą. O ši trasa vadinasi Boskelas Marijas. PRA 268 kelias.
Va, šiek tiek palipus aukštyn, štai visas Alfarnate miestelis man už nugaros. Jūs tik pažiūrėkit, tarp kokių gražių kalnų ir kokio įspūdingoj vietoje jis išsikūręs. Nors ir esame 50 km nuo Malagos į žemyną, bet oras vis tiek yra nuostabus sausio mėnesį. Ir iš tikrųjų vaizdai puikus ir vaizdą dar pagyvina šalia žydintis migdolų medžiai. Keliaujant priėjom štai tokį vat buvusią vyno daryklą, o šiai dienai likę tik grįvėsiai. Na, jeigu ir sakiau, kad pats miestelis Alfarnate nieko gero, tai paėjus vos kelis kilometrus nuo jo, šiais vienu iš takų tikrai atsiveria nuostabus vaizdai ir tikrai supranti, kad verta yra čia atvykti, pasivaikščioti ir pasižiūrėti šios gražius gamtos stebuklus. Tokia vat ramybė, tyla, kažkiek Prancūzijos primena, nebėra augančių palmių, nes esame šiek tiek toliau nuo pajūrio. Esu čia ant aukštos salos ir štai koks priekinais takas mūsų laukia aplink šitą visą guburį. Čia teka upeliukas, čia biškį pasileisim žemyn ir taip vat tokiu takeliu iki pat miestelio turėtume grįžti. Wow, čia koks Maču Pikču, Peru beveik. Keliautoja Virginija po truputį leidžiasi žemyn jau. Eidami šiuo keliu užuodėme labai įdomų kvapą, kvepia tarsi vanile ir šokoladu, tai kvepia šis augalas. Labai gerai kvepia. Mūsų žygis jau po truputėlį į pabaigą, pritėjom ir tokią poilsio vietą, solelius pasėdėti pavargusiems keleiviams. Tai toks ganėtinai neįprastas vaizdas sausio mėnesį.